Labadiena, mėlyje. Pradedame spaudos konferenciją ir joje kalbėsime apie tai, kas labai skauda. Apie vykstančią pilietinę akciją, 50 000 parašų rinkimo akciją, kurioje siekime, kad Seimas būtų įpareigotas mūsų piliečių iniciatyva, įstatymų leidimo iniciatyva, pripažinti netekusiomis galios užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisas priimtas pernai lapkričio 26. Noriu šį žodį pradėti tikruoju pavadinimu to, kas vyksta. Valdžia skleidžia visišką dezinformaciją. Dezinformacija. Jie samprotauja apie kažkokius pabėgėlių perkelimus, jie samprotauja visi portalai, valdžia besislapstanti nuo kontakto, nuo Seimo narių, nuo mūsų. Jie skelbia, kad ši akcija yra skirta kažkokiam mistiniam pabėgėlių perkelimo įstatymui, kurio nėra. Nuo tos tiesos slapstosi vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis, bijantis atsakyti už savo viceministro paskleistą dezinformaciją LNK televizijos žinių laidoje. Nuo šios informacijos ir pokalbio apie tai slapstosi LRT taryba, apie tai kalbėsime kitą gal kartą, o šiandieną noriu pasakyti labai paprastą tiesą. Mes kalbame apie įstatymo pataisymą, užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisymą, pakeitimą, padarytą pernai lapkričio 26 dieną, kuriuo be jokių išimčių buvo atverti vartai patekti į Lietuvą visiems, kas tik nori. Įstatyme nėra jokių išimčių. Per 24 valandas įsileidžiame visus, per 24 valandas neužtenka, retkarčiais galim dar vieną kitą dieną turėti. Dėl to vien tas faktas reiškia viską. Visų pasakų ministro Skvernelio skelbimų apie patikrinimus pabaigą, visų pasakų apie skriaudžiamų perkelimą buvo tvarka, jie egzistavo. Jie remiantis iki šiol 40 Sirijos šeimų pateko į Lietuvą, oficialiai, tvarkingai mūsų ambasadoje Minske sulaukė leidimo. Tai kodėl reikėjo sugriauti šią sistemą? Bijo į tai atsakinėti. O kol mes renkame parašus, čia toks kuklus paketukas Seime įregistruotų pataisų, kuriomis Seime jau siekiama prasidėjus sesijai tęsti užsieniečių teisinės padėties pakeitimo įstatymą. Ir šiomis pataisomis norima įteisinti visų ir teisėtai, ir neteisėtai patekusių į Lietuvos Respubliką užsieniečių, suteikti jiem lengvatas dėl įdarbinimo, suteikti socialinės garantijas ir palengvinti jų šeimų perkelimą į Lietuvą. Iš savo asmeninės patirties, aš jums galiu pasakyti tikrą tiesą apie tai, kaip vyksta tai Šveicarijoje, kuri dabar griežtina tas taisyklės. Pavyzdžiui, tam, kad gauti leidimą gyventi Šveicarijoje užsieniečiui ir iš Lietuvos, ir iš ES atvykusiam, visų pirma reikia išmokti labai gerai vietinę kalbą. Laikinas ten leidimas keletui mėnesių, tai viena. Antra, gavus leidimą gyventi Šveicarijoje, tai dar nereiškia leidimo dirbti. Negi jūs nesuprantate, mėlėje, ką valdžia, mūsų beviltiška valdžia tuo siekia. Jie įteisina Briuselio nurodymus. Ir jeigu mes manome, kad čia mes nieko nepakeisime, jūs labai klystate. Lietuva yra ne viena ES. Ir kalbėkime apie tai.
Ir dar noriu pasakyti vieną labai paprastą, bet aišku dalyką. Rinkdami parašus mes susidarėme ir su tokiais atsakymais. Kam to reikia, Seimas vis tiek nieko nepadarys. O į klausimą aš atsakau klausimu. O kodėl jie bijo? Kodėl jie bijo šito parašų rinkimo? Kodėl jie bijo, jeigu vis tiek Seime, kaip sakoma, nuspręs? Gal jie bijo mūsų susivokimo visų pirma? Ne tik tų 50 000 parašų, kuriuos nepavyks nukišti kažkur į šoną. Gal jie mūsų bijo sąmonėjimo? Jie bijo. O baimė yra geriausias kriterijus. Todėl noriu žodį suteikti gerbiamam Dmitrijui Glaskovui, kuris yra visuomenės saugumo koncepcijos iniciatyvos atstovas ir to paties pavadinimo interneto svetainės administratorius, kuris tikrai supranta tai, ką daro rinkdamas parašus, šios pilietinės iniciatyvos parašus. Tai jis atskleidė socialdemokratų frakcijos nurodymą savo frakcijos nariams, neskaitant visų šitų lapų, balsuoti vienbalsiai už lapkričio 26 dienos pataisas. Gerbiamas Dmitrijau, jums žodis. Pabandysiu kaip nors trumpai apibrėžti, kodėl aš prisijungiau prie tos parašų rinkimo akcijos, ir šiaip kokios daugmaž perspektyvos gali būti to parašų rinkimo ir kokie trukdžiai. Žodžiu, turbūt visi, kas matė mano tą istoriją, kaip sakant, su gerbiamu, kaip sakant, Eduardu Šablinsku susidūrimo Gariūnuose, kur aš buvau. Seimo nariu, socialdemokratų. Taip, socialdemokratų. Žodžiu, kas nematė, gali perskaityti ekspertai EU arba Šausmas LT, ten tokia trumpas yra straipsniukas. Žodžiu, ką noriu pasakyti. Mūsų tas valdantis ar nevaldantis elitas, arba, kaip sakant, kažkokie valdžios atstovai, paskutiniu metu, arba gal ir anksčiau jie, taip sakant, to buvo jų bruožas, faktiškai rodo savo nekompetenciją valdant kažkokius tai socialinius procesus, ar nesupratimą tų socialinių procesų, kaip jie vyksta, kokie jų, kaip sakant, turi būti tikslai tam, kad visuomenė tiesiog neturėtų grėsmių, kaip sakant, ateičiai. Tai dėl to galima pasakyti labai paprastai. Gerbiami Seimo nariai, štai jūsų kada jūs priiminėjat priesaigą, tai tada jūs, kaip sakant, tą priesaigą priiminėjat asmeniškai, individualiai. Tai kokias gali būti, reiškia, frakcijos susitarimai, ten kažkokie tai korporatyviniai, kažkokia tai etika, kaip tais dalykais galima, reiškia, pateisinti tas klaidas, kurias jūs darote dabar, konkrečiai šitokių įstatymų priėmimo faktų. Taigi, manau, kad pagrindinis dalykas, kad mūsų elitas arba ta dalis, kuri, kaip sakant, save tokių elitų skaito, tiesiog paprasčiausiai nesugeba tiesiog mokytis, paprasčiausiai, nes laiko dėsnis, jisai mums galvoja apie tai, kad pasikeitė socialinės elgsenos logika ir galų gale netgi ne tik tai paprastiems žmonėms reikia kažkokių naujų įgūdžių, bet ir valdžios atstovus. Lygiai taip pat reikia tobulėti ir tobulėti. O jie, kaip sakant, kažkaip labai aktyviai vengia šito proceso, nes, pavyzdžiui, man teko asmeniškai labai geranoriškai pristatyti galimybę tokią pačiam mūsų, kaip sakant, Artūrui Paulauskui, Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkui. Dar 2011 metais aš jam pasiūliau, kaip sakant, susipažinti su mūsų medžiaga ir tiesiog padaryti iš to atitinkamas išvadas, bet faktai byloja, kad
jisai vengia šito proceso. Tai kągi, mėlyjei. Bet, o kodėlgi vat, iš principo reikia tos parašus surinkti? Na, paprastas atsakymas į tą dalyką gali būti. Nes tiesiog reikia pastatyti tą mūsų elitą arba mūsų valdininkus prieš dilemą, arba tiesiog spjauti visuomeniai į veidą atvirai, arba tiesiog priimti tą iniciatyvą už pagrindą ir vadovautis tais sprendimais ir priimti savo sprendimus atitinkamus šios iniciatyvos pagrindu. Ir tada galbūt, kaip sakant, kažkas tai pajudės į gerąją pusę mūsų visuomenė. O šiaip palinkėti norėčiau, kaip sakant, mūsų visai elitai, mūsų valdžios atstovams, tą patį, ką linkėjo ir Leninas. Mokykitės ir dar kartą mokykitės, gerbėmieji. Ačiū. Taip, mes mokome juos, sutinku. Mes mokome ir tos pamokos naudingos yra ir jiem, ir mum visiems. Ir aš noriu priminti galbūt tą atmosferą, kuri dabar susiklosto mūsų visuomenėje, Lietuvoje. Ji man labai primena Sąjūdžio gimimo priešaušrį, kai Michailo Gorbačiovo paskelbta perestroika, ji buvo paskelbta ir Maskvoje kažkas pradėjo keistis, demokratija, viešumas, straipsniai neregėti Lietuvoje, pradėjo grįžti ir į Lietuvą mūsų disidentai, į laisvę išleisti, o Lietuvoje valdžia buvo beviltiška instrukcijų iš Maskvos vykdytoja. Tačiau dabar, ką mes matome, tai yra lygiai ta pati psichologinė atmosfera. Visa Europa jau ten banguoja. Kazimieras Kelps pateiks detalesnį informaciją apie referendumus. ES jau byra, o mes dar vykdome klusniai instrukcijas iš Briuselio, turiuomenį valdžia, kuri nieko kito nedaro, kaip tik tai, kaip ir socialdemokratų atveju, pateiktas instrukcijas vykdo vieningų frakcijos balsavimu. Todėl manau, kad ši pamoka yra neatsitiktinė ir laikas atsibusti visiems, nes po to mes galime likti prie labai suskilusios geldos. Žodis Kazimierui Juraičiui, mūsų akcijos vienam iš pagrindinių koordinatorių. Pradėti norėčiau nuo to, kad Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas savo metinėme pranešime vasario 28 dieną pirmiausia pranešė apie naujų tvorų prieš nelegalus statybą. Ir jisai pabrėžė, kad mes įrodysime Briuseliui, jog Vengrija tai suvereni valstybė. Europos ateičiai gresia ne tie, kas nori čia atvažiuoti, o tie politiniai, intelektualiniai ir politiniai lyderiai, kurie stengiasi perdirbti Europą. Ir jeigu Dmitrijus čia paminėjo Leniną, tai Orbanas dar sakė, cituoju, žodis į žodį, jo žodžiais, Briuselis negali tapti nauja Tarybų Sąjungos versija. Pagrįsdamas, primesdamas mums savo valią. Nebus beteisiškumo regionų Vengrijos miestuose, nebus betvarkės, nebus degančių pabėgėlių stovyklų, o gaujos nemedžios mūsų žmonų ir dukterų, pabrėžė Vengrijos premjeras. Prieš kelias dienas aptarinėjome parašų rinkimą su Biržų meru Valdemaru Valkiūnu. Tarp kitko, nuo šioliai bus galima pasirašyti prieš šitą įstatymo atšaukimą ir Biržų merijos priimamajame. Už įstatymo atšaukimą. Įstatymo atšaukimą. Taip. Na, jis pateikė tokią graudžiai liūdną demografinę situaciją, kad tarkim prieš kelis metus Biržų rajone Pirmokėlių buvo kartu su mokytojų tema 2200, po metų 10% jau sumažėjo, 220 sumažėjo, dar po metų sumažėjo 196, kiekvienais metais Pirmokėlių 10, 8, 7% mažėja.
Ir tokia panaši situacija yra visoje Lietuvoje. Jeigu apie Biržus kalbant, tai ten gyventojų apie 11%, Kaišiadorys apie 7%, Trakai 4,5%, Švenčionys apie 5%, čia specialiai pamėčiau skirtingose regionuose. Dabar ką signataras Zigmas Vaišvila minėjo apie naujo įstatymo pataisas. Ką tas reiškia? Aišku, mes detaliau panalizuosime tas pataisas, tačiau ką tas reiškia? Tarkim, mes priimsim 1000 pabėgėlių. Jiems garantuojam ne minimalų atlyginimą, o vidutinį atlyginimą. Jiem garantuojam palengvintas šeimų perkelimo sąlygas. Vadinasi, 1000 pabėgėlių, dauginkim iš jų šeimų skaičiaus, tai bus apie 10-15 tūkstančių pabėgėlių iš karto, viena banga. Ir dar vieną detalę, atsiprašau, Kazimierai, darbdavys atsakingas už jo apgyvendinimą. Čia tokios razinos pyrage šitam, bangos šitos. Tai va, už to 1000 pabėgėlių visam šitam pakete slepiasi gal 15-20 tūkstančių. Jeigu regionais imant, kuo skiriasi tie pabėgėliai nuo mūsų? Jie yra gerai organizuoti. Jie vieningi. Ir jie skirtingai nuo apatiškų daugumos lietuvių labai aktyvūs. Kalbant apie, jeigu atskirus paminėtus rajonus, jie tuštėja. Užtenka organizuoti juos apgyvendinti bet kuriam regione, dabar trumpam periode, netgi 1 metų periode. Pagal esamą ir dar gerinamą įstatyminę bazę, jie lengvai gali tapti tiesioginė prasme musulmoniškų rajonų. Tiesiog per 1 metus. O žiūrint dar į demografinę situaciją ir tendencijas mūsų gimstamumo ir jų gimstamumo, kur yra atvirkščiai proporcingi dydžiai, labai greitų laikų mes matysime, kad Elvinas Jankevičius, kalbėdamas tą juridinę prasme melą, bet jis kalbėjo gryną tiesą. Čia yra perkelimo politika. Didžiuliu mastu. Ir jis tiesiog vadino daiktus tikraisiais vardais, būdamas biurokratų, bet ne politikų. Jam neužteko matyti išmonės diplomatiškai ar pameluoti, ar pagudrauti. Va. Na ir kas yra šitą parašų rinkimo kampaniją iš esmės? Tai yra mūsų. Gaila, kad mes neturim tokio premjero kaip Orbanas. Na, mes neturim tokios prezidentės, kuri gintų savo tautai. Bet mes turim jūs, rinkėjus, parašų, kurie dar neprarado savisaugos instinkto ir dar turi valios priešintis. Todėl dar kartą kviečiu visus, pas ką yra šitie ne tik tai supratimas, bet ir noras pasipriešinti, užeiti į tinklalapį b3g.lt ir ten yra kontaktai. Matysis dar yra keletą regionų, kur nėra tų kontaktų, nėra koordinatorių. Mūsų koordinatoriai turėtų būti kiekvienam kaime, kiekvienam valsčiuje ar didesnėm, mažesnėm miestelėje. Kitaip tariant, šią parašų rinkimo kampaniją mes struktūrizuojamės, nes mes nesiruošiam pralaimėti ir atiduoti Lietuvos šiaip savo, be kovos. Va. Na, o kalbant apie pačią skaičius, tarkim, ir prisidedant prie dezinformacijos masinės, nežinau, kaip kitaip pavadinti elektroninio balsavimo rezultatus ir procesą, kaip tik tai sabotažo ar žlugdymo. Pirmieji apie nerimą šitos skleidžiančius signalus, tai mums atsiuntė iš Niujorko. Garsiausias Lietuvos juvelyras pasaulyje, tai Aleksas Šepkus, su poeto Pauliaus Širvio dukra Dangė Širvytė. Jie tada pirmieji pasakė, kad neįmanoma prabalsuoti. O kas atsitiko? Vakar susirinkęs koordinacinis štabas bandė paskambinti sunerimę dėl rezultatų Lietuvos 2 administratoriai. Ir kas išaiškėjo?
Išaiškėjo, kad iš pradžių individualių apsilankimų skaičius portale 6000. 6,5 tūkstančių. 6,5 tūkstančio. Po keliasdešimt sekundžių skaičius nukrito iki 2,5 tūkstančio. Bet pasirašysiųjų skaičius elektroniškai tik tai 250 per visą tą laikotarpį. Turint omenyje, kad už paslaugas parašų identifikavimo, asmenybės identifikavimo paslaugas ima pinigus 2 švediško kapitalo bankai, tai SEB ir Šved. Turint omeny, kad reikia laukti įvairūs trikdžiai, kyla didžiulis abejonės apie efektyvumą ir ar čia nėra vėlgi organizuotas, kryptingas kažkoks bandymas sutrukdyti. Todėl mums labai ramiai, be jokios panikos, lieka vienintelis būdas tikras yra ir toliau struktūrizuotis, toliau kantriai rinkti parašus ir nuo politizavimo, pseudopolitinės visuomenės pereiti prie pilietinės visuomenės ir tikrosios savivaldos. Taip, noriu padėkoti gerbiam Kazimierui ir kol neužmiršau, noriu įteikti savo šeimos pirmąjį surinktą piliečių parašų rinkimo lapą, numeris 1011, jame 49 tvarkingi parašai. Ir baigiant spaudos konferenciją porą akcentų. Pirma, tiems, kurie dar dvejoja, ar pasirašyti ar nepasirašyti, aš noriu pasakyti paprastą tiesą, išbandytą ir Sąjūdžio laikais. Mes juos matėme tuos laikus, mes juose gyvename. Jūs esate pasirašantis, jūs esate Lietuvos piliečiai, jūs valdote. Seimo nariai, prezidentė, jūsų rinkti, vyriausybė paskirta yra jūsų tarnai, privalantis gerbti ir vykdyti jūsų valią. Čia kuklus noras svarstyti viešai, pasižiūrėti, ką pridarė Seimas. Tai viena. Antras aspektas. Vėl noriu akcentuoti dezinformaciją, kuri yra skleidžiama apie šią iniciatyvą. Ir aš kreipiuosi į tautininkus. Jūsgi tiek metų politikoje. Negi jūs nesupratote, kokią klaidą padarėte šeštadienį. Su savo varganu, piketuku, prieš varganą 28 šalyse akivaizdžiai suorganizuotą parodomąjį piketą globokime atbėgančius. Jūsų šitas varganas piketukas su apgailėtinai dezinformuojančiais plakatais jau patiražuotas po visą pasaulį. Ir parodyta, kokie čia įsišokėliai prieš kažkokias ten religinės ar tautumas mažumas atvykstančias, perkeliamas nukreipta. Ar jūs suvokiate? Dar kartą, mėly tautininkai, štai jūsų pozicija, jeigu jūs tikrai už tai, o ne tik tai rodote savo pseudoaktyvumą. Ir ką noriu pasakyti? Labai paprastą dalyką. Pakartoti. Ši iniciatyva yra prieš sukurtą chaosą. Iki šiol veikia, labai gerai veikia, pagrįsta visomis tarptautinėmis konvencijomis, kurias ratifikavo Lietuva, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos įstatymais, veikia sistema. Kreipiasi visi tvarkingai, nesvarbu, iš Rusijos, Ukrainos, Sirijos, Afganistano, Nigerijos ar, dievažina, ar iš Amerikos. Kreipiasi visi ir laukia sprendimo. Teikiami, reiškia, dokumentai. Ir Lietuva ar kita ES valstybė nusprendžia. Taip veikia. Tai kodėl reikėjo sugriauti sistemą? Sistema sugriauta. Įteisintas bandymas yra įteisinti nelegalų žmonių masinį patekimą. Jūs kontroliuojate? Niekas nieko nekontroliuoja. 100 000 taip vadinami užsiregistravę ant paprasto popieriaus lapo pasakė savo identifikavimo duomenis dingsta. Jūs jaučiatės saugus? Aš ne. Tai kam šitas chaosas reikalingas? Poniai ir ponės valdžioje. Ateikite, diskutuokite. Nesislapstykite.
Nesislapstykite ne tik nuo mūsų, nuo piliečių. Eikite, diskutuokite, aiškinkite jiems, ką pridarėte. Ir paaiškinkite, kodėl tai padarėte. Viskas. Ir baikite dezinformuoti žmonės. Jie verti pagarbos, nes jie jūs išlaiko. Tai jiems priklauso šita valstybė, ne jums. Ačiū.